Sugrįžti Šiaulius jau tampa tradicija, tik šį kartą nežinau, ar vis dar šios trasos egzistuoja. Šiandien mane pasitiko 3 laipsniai šilumos ir 0 informacijos, kas vyksta. Oi, bet tas ojei. Čia už manęs šituose trasose. Todėl tikslas jau kaip ir aiškus patikrinti viską, ką rasiu. Hebryte, varom varyt pažiūrėti, kas priburta nuo paskutinio apsilankimo. Varom. Čiauriai šalta, ausis šal. Pavasaris. Kur tas pavasaris? 3 laipsniai šilumos. Yo, what's poppin', baby? Grožis paruoštas prieš mus. Salduvės Piliakalnis. Esam važiavę tiesiai, važiuoju į Piliakalnį, po dešinę trasas ir po kairę. Tai varom nuo kairinės pusės pradedam ir žiūrim, kas čia pasikeitė. Praeitą kartą buvo didžiulis šuolis, kurį dėja nugriovė. Paskutinį kartą buvau praeitais metais. O 5 laipsniai feels like -2. Pareina dar lietaus, ne piragai, kaip sakant. Važiuojam. Prisirengęs belekiek, o matas, kad važinėta. Pirmiausia, gal pasitikrinti reiktų. O, kiek šaikos, žiūrėkit. Sveiki. Kiek šaikelės daug. Elektriniai, viską. Va. Ai. Geras. Gražus, oi. Senokai buvau čia visai. Tai yra naujų džempo. Šitas, man atrodo, buvo mažesnis. Buvo, jisai biškį dabar nugriovė žiemą. Čia valė mišką, žinai, važiavo nepratilpas. Atstatymė, bet ten yra tiesiai naujas džempas. Ok. Mano lygė. Nu, kažkas, mažai čia šokančių yra. Aha. Maksas, praeitais metais dar vienas iš Vilnius luktis Bachuriuks bandė. Buvo čia tik tokia, kur dviratė perskėlė. Ai, mačiau tas lūžusi. Oh, wire. Čia va, tenais tiesiai tas džemps yra. Ok. 8 metriukai. 8 metriukai. Rėmai lūžę kažkaip nepriduoda pasitikėjimo. Svarbu greičiai gerai pasigauti. Aš pats nebandęs kažkaip, dar neviliuoju labai. Nu, įdomu. Ko tinginiaujat irgi? Šnekučiuojatės, reikia važiuoti? Elektros yra pavargęs. Na, tai tikėtina. Iškilimai ir viskas. Suprantama. Oh no, nepravažiuosiu, biški liūdna, gal reikės per čia praliekti. Kažkoks džempas didelis, nuvarysim patikrint būtinai. O dabar iš eilės, manau, vėl viską reikia pravažiuoti, patikrint visas trasytės, pafollovinsim dar hebrą. Galvau, nieko nebus iš vis, o šaikelis. Daugiau negu Vilniui. Oras toks ne kažką. Jaučiu dėl tokio oro ir susirinkom, nes... Tai va, paskui nuo pietų rodo, kad bus. Greičiausiai visas iš eilės prasivažiuoti. Pasieksiu, ką nors. Varyk. Aš čia gale. Opa. Trumpukas. Nu jau matau tą šuolį, čia ir buvo tas. Įdomiai atrodo. Bet tai šiaip, tai važinėja per jį. Čia Maksimilijonas. Vienintelis. Šitas dar galvau važiuojamas pasirodo nelabai. Galvoju, aš pasirastus nusikrauti, biškį pasipresuoti. Tai būčiau už biškį šoną pasidėti. Čia ir landingas irgi toks. Čia reikėtų pasipresuoti viduriuką, bet man irgi vilioja, nes vieną trasą mažiau. Jo, tai dar reikia prasilėkdot. O kaip čia gaunas dabar, jeigu antra, kuri? Čiut į vidurį, bet jinai trumpa labai ten realiai. Tas džempas. Nu, važiuoja, varyk. Nice.
Jeigu būčiau vienas važiavęs, trigubai greičiau ir būtų buvę blogai. Tai dabar jau ganėtinai per greitai. Bet pats tas gavos. Tai dabar tą trečią pravažiuosim gal? Jo. Nu, davai. Nuėjimą rodė. Neperspausiu greičio, ne? Opa. Oi. Oi, bet tas kiek... Ojei. Ai, tu savo. Nu jo. Ir taip gražiai padaryta, be jokia keispeda, tiesiog jau, tipo, jeigu bus, tai tiesiai. Dar kažkas iš čia šokį ar? Ne, manau, kad ne. Ta landingą reikia pažiūrėti, nu, bet čia solidžiai visai atrodo. Eit savo. Tik čia metrų gaunasi. Tai visi kitas šuoliukai tiesiog pervažiuoja. Atvažiavau tiesiog čil pavažinėti ir tai šitas prieš akį toks. Kažkaip iš ten visada parvažiuoju, taip žiūriu, galvoju, nėra taip blogai, iš čia atvažiuoju iš šono žiūriu. 3 kartus nuvažiavus nuo kalną, gal biškai per anksti iškart šokti. Na, taip. Reikia biškai prasivažiuoti dar tuos. Kartą reikia prisibėgėti, bent pažiūrėti. Pabandom įsibėgėti. Džampukas tikrai baisus. Bet reikia pažiūrėti, kaip atrodo. Ar iš vis įmanoma. Nu. Bet čia įsibėgėti yra ką veikti. Maksas sako, iš trečios geresnis greitas. Nu nežinau, reikia bandyti. Baisu, bele kaip. Gerai, reikia apšilti. Prasivažiuojam, patikrinam kitas trasas ir keliausiu į kitą pusę. Ten dar pažiūrėsim kokias trasas. Varom. Pabandom pravažiuoti. Atrodo, lėtai važiuoju. Einu savo. Mūsų patarimai, žinok, labai verti dėmesio. Turbūt svarbiausi patarimai. Ne, kas komentuoja visą laiką daugiausia išmano šitai. Lėčiau varyk. Nu, žodžiu, reikia apšilti, gal biški kitur dar prasiliekti. Dabar penktą gal pravažiuojam. Ketvirtą yra per tą stalą. Daryk, jis smagiausia. Gal davai bent jau tuos medžiukus greitai. Na, tai sakau. Galim nusiimti. Nes čia toks žinai. Reikia dešinių. Matai, tavo svajonė išsipildė šiandien. Tu kaip tik, Taip, ir norėjau nuo pačio ryto šnekėjau. Kaip buvę? Staliukas. Tas statinys, kur ten buvo, kurį nugriovė, irgi aš vieną kartą, kai buvo jisai pastatytas, tuo metu tik šviežiai gal. Jo, jisai neilgai iš tikrųjų. Atvažiavau, pasižiūrėjau, toks, nežinau, dar galvoju su įbaiku, nesinori, ten landingas mažiukas. Jo, galvoju, nepataikysiu, tai sulaužysiu tiek dviratį, tiek save. Landingą, man atrodo. Biškį padidina. Ja, buvo padidinta. Ir tada, kai padidina, galvoju, atvažiuosiu, pamėginsiu, atvažiuoju nebėra. Nu, varom, tai varom. Opa. Susmigau. Vipi, nice vipi. Gražu. Kaip ir visada, labai nepasikeitė, priežiūra graži, naujas tas didžiulis džempas, čia pailgėjo šita dalis. Dar vat nori pabaigti padidinti, draugišką vietinę chebrytę, ačiū jum. Lekam? Nu, lekam.
Va, tai va, gal kartu apšilsi irgi važiuosi. Šansų yra, bet žiauriai nedaug. Pats savim, bet tenais yra dar iš tikrųjų trasų tokių. Galim nuvažiuoti, vaikais tą. Aha, bet čia va čia ar ten toliau? Toliau užkylam tokią mažą kalniuką, nuo kalniukai į dešinę išverti mišką. Tai dabar 5 pravažiuojam. Galim arba 5 visą o jau važiuoti. Nu tai važiuojam, varyk. 5 trasytė. Hop, hop. Opa. Tai tau biškai didesnių jau reiktų, man atrodo, šuoliukų. Ai. Purta. Tikrai. Gal dar apvažiuojam tuos ten. Nu, apvažiuojam. Varom tikrint toliau. O, koks. Posakis tai nieko visai. Oho. Eiktis, koks rėmas padarytas. Čia tai darbo dar yra. Nekukliai. Neatrodo realistiškai. O, tai čia spainas. Eik tu savo. What the hell? Nu, nelabai. Sudirtų dar, bet čia dabar tai net nevažiuosi, aš čia ne. 9 laipsnių. Nu jo, tikras dirtas, bet ir tai per daug stačiai. Nu dar gerai, kad kažkaip nuo apačių, bet vis tiek čia su tokiu fullu, su suspensija, tai čia, ne, šitas tai dėja skip. Įdomus šitas, tikrai įdomus. Bet va, stalas padarytas tvarkingai. Jo, jeigu nedašotum, neįkrisi į duobę. Reikėjo lėkti. Nu gerai, reikia kitą pusę. Ratas ir pusė. Nu davai. O, oho. Ką žiūrė, ant vinies kokios dar neužvažiuosi? Tam reikia pažiūrėti. Ne, čia visai tvirtai. Porą vienikį šiau. Čia per šitą gal tada. Nu, reikia kažkaip šoniau kabinti. Nu. Oi. Opcija. Pasimečiau, kur važiuoti. Tam pradžioj, man atrodo, padidina tą, kur būdavo prie medinė geps. Tokį iš šono jį padidina. Tai reikia pravažiuoti dabar. Opa. Reikia pakelti šitą pravažiuoti. Naujų akmenų pridedama. Ok, reikia kilti viršų ir išbandyti šią trasą. Oi, stačiai, nesinori man čia taip. Aha, oho, sketchiness is here. Pučiam? Nebandom. Reikia nebandyti to važiuoti. Ai, tu savo kaip lievai. Belekas iš vis. Aš irgi. O, dangus jau toks link lietaus. Vėjas belekoks. Nu, reikia ramiai. Nedurnavuoti. Davai. Žiūrėm. Opa.
Stabdžiai. Nesuprantu, kur. Taip. Oi, praskipinau. Ai. Nu, prastokai važiuojas. Kaip tau? Lietai vis tiek. Prieš tai sustojom mažokai greičiau buvo. Nu, reikia važiuoti dar. Davai, galbūt žmonių. Ragas. Nu, nelengvai važiuojas, iššūkių yra, bet reikia įveikti. Nu, gerai. Ai. Jau visai neblogai važiavas, bet pasimaišė truputėlį, bet reikia prasilėkti. Dar kartą. Man atrodo, jau lyt pradeda. Ai. Orelis tai... Nelabai jaučias pavasarį, jeigu praeitą sakiau, koks oras, kaip faina, kaip gražu, tai šiandien yra tikrai skirtumas didelis ore. Vyroje vėjas, lietus, šaltis. Reikia baigti misijas pradėtas. Šiauliai kaip visą laiką farširuoja biškį iššūkių. Pateikia iššūkių, reikia veikti. Nu ką, lekam. Akimirką galvojau, kad lėtokai važiuoju. Bet žinok, įsisukau iš posūkį ir toks atrodo, kad žin ar užteks. Tu net nebuvo, kad ten labai spaudė ar dar kažką. Nu, papulinau kažkiek. Nu, bet čia yra iššūkėlis iš tikrųjų iš to posūkio. Tada reikia važiuoti, pažiūrėti. Nice. Vienas iššūkis veiktas, važiuojam deserto. Baisu. Oi, kaip lyja. Ai. Kaip ir atmazą turiu, kad nebešokti. Tarp kitko, dėl trasų, tai galit paremti mane Contribui su trasom visom sukeltom. Pasižiūrėkite, jeigu norit, kad kontentuko daugiau daryčiau, tai motyvacija visą laiką welcome. O gal įmanoma peršokti? Palema, ką čia daryti? Poras iki gal prašūkti, man dar 10 km iki namų. O. Eik tu sau. Nu, nežinau ką daryti, hebrytė. Da, čia toks iš apačios susikompresinį, nu bet ką žinau. Reikia pamėginti privažiuoti, biškį padangas prisipūsiu, kad neužkompresinto, nes galinė gan minkšta yra, tai truputį prisipučiu. Galėtų ir nelyti iš tikrųjų. Nu, jeigu nepastiprės dar, bet jeigu jau sustiprės, tai gerai. Biškį, kad tvirtumą būtų rate. Oi, kokie garsai įdomus naikintuvų. Oho, nesu girdėjęs tokių. What the hell? Naikintuvai skraidžia, lietus lyja, mes bandom atrakinti ilgą šuolį. Čiop. Taip. Tiesiai. Atrodo, lėtai važiuoju. Nu, aš kažkaip irgi pats kaip atsibėgėjau, taip atrodo, iš pradžių lėki, bet kai čia privažiuoju. Čia biškį kalniuką pakyli. Tai toks. Nu, reik dar... Aišku, ta prasme, tu kai tik pakyli į kalniuką ir tu pradedi stabdyti, kur tu realiai dar čia mintum ir jau čia maks reikia pasigautum. Nuo kalniuko neužmintum dar. Nu, kepas tai tikrai. Paprastai ten šoka neelektrinis. Įvažiavo tai. Jo, bet ten paprastai.
Ta siena tai nu toks, kur killeris. Ir dar, žinai, būn šiaip keispedai, kur nu, okei, siena, tada tokia lyguma ir tu buvo landingas, ale čia tiesiog iš karto su zero keisped. Nu, bandau įsibėgėti, bet naikintuvai, Šiauliai. Gautas iškvietimas. Skrendame. Na, bandyk lėkti, pasižiūrėsi ar dasilį. Per kur, per pirmą važiuosi ar per trečią? Tai tą trečią turbūt, kaip visą laiką važiavau. Jej! Jej! Ant galo nusileidau, bet toks per plaukiuką. Jej! Nu va, kai peršoki, tada jau smagiau. Pajutai tą jaučiu tokį, kad reikia. Nu jo, tai dabar dar jaučiu visai atoveikį visko. Oi, blamba. Bet greičio reikia. Užsimynęs buvau visai tikrai. Trečia pavara nuo sunkiausios, bet į baikas, tai nežinau kaip čia. Nu jo, iššūkiukas Šiaulių yra, vis tiek yra ką veikti. Jeigu ne ten, tai persikelia į čia. Čia tvarkingai pasakyti. Jo. Čia visi padarė jo. Ką tik matėm, kad užtenka. Į baiką. Ai, bet į baikas čia tikrai nebuvo nei vienas. Ne. Pirmasis į baikas. Yes! Antras žmogus tik peršokė. Šiaip antras žmogus tik į baikų lygiai. Realiai peršokt per toli Nebus. Ką gali išspausti, tą jau spaudi. bent tai gerai, kad nereikia reguliuoti dar. Nu, biškai reikia pareguliuoti, reikia išspausti. Nu ką, aš į aną pusę. Irgi pro čia. Nu tai ačiū jums, chebrytė, smagu buvo pasimatyti. Gerai, davai. Davai. Kas jau pro šalį važiuojat, Šiaulių, tai būtinai užsukit ir patys pamėginkit šias trasas. Ačiū visai Šiaulių chebrytei, kuriuos sutikau visiškai netikėtai. Ačiū, kad parodėt trasas, kartu pavažinėjom. Tai ką, ačiū, kad buvot kartu šiame video ir iki kitų kartų. Davai chebrytė. Bye. Čiau.